Sveiki! Mes esame iš Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos. 8 klasės mokinės. Aš Isabeta. O aš Ieva. Mes norime papasakoti apie mūsų mokyklą. Sakmė apie Šaltinių pagrindinės mokyklos atsiradimą. Vieną vėlyvą rudens naktį per kaimą keliavo milžinas. Barzdotis užkopė taip aukštai, bet viskas paskendo tirštame rūko patale. Buvo taip tylu, kad net ausyse stengė, bet staiga milžinas išgirdo upelio čiurlenimą. Palypėjęs arčiau, pamatė, kad tai yra šaltinis. Jo paviršius buvo it deimantas, lyg sidabro plotas. Jis tikėjo per žmonių gyvenimą. Tai rodė tolumoje matomi stogai ir girdimi žmonių balsai. Iš vienos trobos išlindo senas, vaikiško veido senelis. Jis pasitiko svečią ir pasakė: mūsų vaikai nemokyti, ar gali milžinė tai padaryti, kad jie būtų išsimokslinę ir mokėtų skaityti bei rašyti? Gaila milžinų iš šio kaimo žmonių. Jis įkišo rankas į vandenį ir upelis dingo sekundžių greitumu. Vietoje išdygo gražus ir dailus pastatas. Milžinas pasakė, kad šis pastatas yra iš to paties šaltinio ir įsteigs jūsų kaimų žinias ir vaikai bus išsimokslinę. Dar ir dabar šis pastatas stovi. Jisai dar vadinamas Šaltinių pagrindinė mokykla. 1975 metais rugsėjo 1 dieną atidaryta Alytaus 7 vidurinė mokykla, o nuo 1987 iki 1999 metų mokykloje įvestas sustiprintas fizikos mokymas. Taipogi 1989 metais mokykloje įvestas anglų kalbos sustiprintas mokymas. 2001 metais kryptingas meninis ugdymas. 1996 metais mokykla keičia pavadinimą į Alytaus Šaltinių vidurinę mokyklą. 2002 metais reorganizuojama į pagrindinę. Nuo 1996 metų mūsų mokyklai vadovavo Alfonsas Lietuvininkas, o pirmasis mūsų direktorius mokyklos Vytautas Mockevičius. Kai renovavome mūsų mokyklą, mes buvome pirmokės. Į mokyklą jau atėjome jaukę, gražią ir šiltą. O aš atsimenu, kai mes buvome pirmokės, mūsų mokykla buvo pati gražiausia ir naujausia visame mūsų mieste. Bet aš daugiau nieko neatsimenu, kas buvo prieš renovaciją. Gal paklauskime savo pradinių klasių mokytojos? Gera mintis. Eime. Kokia mūsų mokykla buvo prieš renovaciją, nes mes neatsimenu. Mokyklos jau pati išorė buvo pilka, ne tokia kaip dabar graži. Labai daug pasikeitė mokykla ir vidumi. Mokykloje buvo šalta. Pamokose vaikai sėdėdavo kartais net su paltais. Kojai šaldavo, darydavo mankštą. Baldai buvo seni, neturėjome tokių gražių spintų, kaip dabar turime, neturėjome stendų, sienos buvo irgi aptrupėję, grindys negražios buvo, jau sunešiotos, kadangi mokyklai jau nemažai metų, tai yra šįmet mokyklai 37 metai. Kokia buvo mokykla prieš renovaciją ir po jos? Prieš renovaciją, manau, buvo mokiniams nepatinkanti. Mokiniams, mokytojams, bendruomeniai, o dabar visai kas kita.
Šviesi, graži, šilta, moderniška, su naujais baldais. Kam nepatiktų tokioje mokykloje? Tikiuosi, kad mokiniam labiausiai čia patinka. O mokytojam taip pat? Grįžti į praeitį labai nemėgstu, nes gyvenu dabartimi. Taigi praeityje mokykla irgi buvo puikiai, nes ją ruošė mokiniai. Tik prisimenu, kad žiemą būdavo labai šalta. Pro langus pūtė atšiaurus vėjas. Na, bet mokykla ruošia visada mokiniai. Taigi dabar mokykla graži, tarsi jaunamatė apsivilkusi naują rūbą, o mokiniai dar gražesni. Prieš renovaciją mūsų mokykla buvo pakankamai niūri. Niūrokas vaizdas ir einant iš toli lauko gatve mes galėjome pastebėti pilką pastatą su labai negražiais langais, kurie, viduje užėjus į mokyklą praleisdavo labai daug šilumos. Dėl to mokykla buvo vėsi, mokiniai turėjo rengtis pakankamai šiltai, mokytojai taip pat turėjo apsirengti šiltai ir štai šitaip vyko darbas. Jeigu lyginčiau su metų laikais, tai mokykla prieš renovaciją ruduo, nušiuręs, purvinas, pilkas, o mokykla po renovacijos tai pavasaris. Amžinai žydintis, kvepintis ir gražus. Smagu buvo dirbti mokykloje, kai atėjau į šią mokyklą, jinai buvo viena geriausių mieste, viena gražiausių mieste. Didelis dėmesys buvo skiriamas estetiniam mokyklos vaizdui visais laikais. Jau tada atsirado mokykloje daug meno kūrinių, kurie dabar puošia mūsų mokyklą ir po renovacijos. Mokykla keitėsi iš tikrųjų ir klasė, kurioje dabar aš kaip mokytoja dirbu, kažkada buvo biologijos kabinetas. Aišku, pati klasė ir išorė ir vidum visa mokykla pasikeitė, bet ir pačios klasės matom ir daug spalvingiau, įvairios mokymo priemonės, kaip projektoriai, protingosios lentos. Aišku, kad tais laikais to nebuvo. Ar patinka eiti į mokyklą? Taip, patinka. O kodėl tau patinka? Nes mokykloje viską sužinau, sutinku su draugais. Ar graži tau mokykla? Labai graži. Kiek daug šiandien sužinojom apie savo seną mokyklą? Tiek daug nežinojom. Neatsimenu. Bet pala! Direktorių pamiršom! Bėgam, greičiau, bėgam! Bėgam, greičiau, čia kad jūs ar būtų darbė! Greičiau! Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos renovacija vyko 2004-2005 mokslo metais. 2005 metų sausio 18 dieną buvo pasirašyti aktai dėl mokyklos renovacijos užbaigimo. Dabar kas buvo čia atlikta ir kas buvo padaryta? Tai pirmiausiai buvo mokyklos apšiltintos sienos, apšiltintas stogas, pakeisti visi langai. Toliau buvo atliktas mokyklos vidaus remontas, pakeista visa santechnika ir žinoma mokykla pasidarė žymiai gražesnė. Be to per mokyklos tobulinimo programą ir dėka miesto savivaldybės mokykla buvo aprūpinta visiškai naujais mokykliniais baldais 100%. Aišku, kad po renovacijos mokykla tapo daug gražesnė, daug šiltesnė ir be abejo daug jaukesnė.